Dabar pradėsim nagrinėti maigymo būdus. Pirmasis iš jų – skersinis maigymas. Jūs turite atkelti odą ir raumenis su pirštais iš vienos pusės, su nykščiu iš kitos pusės ir tarsi sužnypti tarp smiliaus ir nykščio. Jokiais būdais nedarykite per stipriai ir nežnaibykite kliento odos. Atsiklauskite kliento, kaip jis jaučiasi. Tam, kad maigytumėte raumenis, o ne odą, pasistengkite su nykščiu ir pirštais giliau paspausti ir, kabutėse, paimti daugiau audinių. Turi susidaryti raukšlė tarp jūsų pirštų. Tai yra be galo svarbu, nes jei raukšlė nesusidaro, reiškia, įspaudžiate per silpnai ir paimate per mažai audinių. Tokiu būdu maigykite abiejomis kryptimis. Pajausite, kad vienur maigyti lengviau, kitur sunkiau. Tai priklauso nuo audinių įsitempimo ir taip pat riebalinės kliento masės. Nes kur riebalinių audinių daugiau, ten masažuoti yra lengviau. Bet visą laiką pasistengkite, kabutėse, užgriebti ir raumenis, ne tik riebaliukus ar odą.